Sveiki, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agro Raidą. Daug kartų esam rodę, kaip atvežam techniką, kaip šventės vyksta. O šį kartą atvažiavam į ūkį, kur atsitiko didžiulė nelaimė. Užsidegė garažas ir jame sudegė ūkiui reikalinga žemės ūkio technika. Nuostoliai apie 1 milijoną, bet apie tai plačiau papasakos patys ūkio šeimininkai. Taigi keliavom pasižiūrėti, kas čia nutiko. Iškiš galvą, sak, žiūriu jūsų garažą. Gesintuvų vieną kitą nepadeda. Čia jau buvo vertės viskas krito. Tai šito nepavyko išgelbėti. O tą metalą čia uždirbsi. tą metalą. Nu, tau atveždau dirbam kas 1000 eurų. Nu, tu negali susmokti. Ir aš nesusmoksiu. Pagal pieno primilžius efektyviausias ūkis visoje Lietuvoje. O dabar mėginsime skelbti. Karts būn, kad mus neturi laikinį pavalgyti, pasidėti buterbriodą ant reitą, kuojais ir važiuodams mašinou pavalga. Ir tokių dainų būtų. Šitą irgi pareikia pašnekėti, nu, ko nori, nu, kas čia dabar yra, nu, kas, nu, dirbam nuširdžią. Anus tikriausiai dėl to ramsi ir todėl, kad nieks neleid možti. Būtumėm viską pardavę, būtumėm neūkininkavę. Nu, pirmas metas, tikriausiai žioplesnis ūkininkas visam pasaulyje, kaip jau staniai nebuvo. Panašiai vidurkis mums iš karvėlės bėg 309-40 litrų. Vakar per kelias valandas žmonės 10 000 saukoja pinigiukų. Ir po 5 metų galėsite atvažiuoti, nufilmuoti, kaip mes įsistatė, prasiplėtė ir pasidžiaugti mūsų rezultatas. Tvarkysiam, statysiam, vaikai pasišventi grįžę į ūkį. Labai didelė nelaimė, gera kaveinė buvo. Jeigu būtų buvęs vės, tai būtų tikriausiai ir gyvuliukai sudegė, ir fermas, ir monofermas, ir kaimynų fermas supeškiai. Jeigu vėjas būtų buvęs, o vėjai nebuvo laimė, da dievulis pasaugo į kaveinį ir labai ramė buvo. Ir tik paskiau naktį biškį sukėlė vės. Viena darbuotoja pas mūsų čia fermui miega ir atsisėda valgyti vakarienės, girdu, sak, fejerverkai. Galvoju, iš kur šitie fejerverkais šauda? Ai, sak, pavalgysiu, tada eisiu pažiūrėti. Ir paskau tas fejerverkas tikriausiai buvo padangas sprogo kas nors, jau labai didelis fejerverks. Ana sako, reikia iškišti galvą, pažiūrėti, kas čia ir. Iškiš galvą, sako, žiūriu jūsų garažą. Ir tada man suskombina, aš numelius buvo suskombin, aš taigė gaisrinį suskombinau, sūnus paskombin šitą remigijau, kad lieki fermą į garažą, kad viskas deg. Ir atlikėm, bet mes atlikėm pirmiau, gaisrinis paskiau atvažiavo. Pirmieji buvom, dar gaisrinis nebuvo. Tai lupom duris greit su teleskopiniu. Vien traktorių ištraukiau spėjau, dar kitas užsidegė padangą ir jau dūmai pradėjo verstis, net nesimato ką kabinti. Gesintuvų vieną kitą nepadeda. Ten iš gal dar senapjų ištempė vaką visko. Kaip pasakyti, labai didelį nelaimį, bet dar netokį, kad svarbu, kad nežau vaką tam gaisrį. O tą metalą čia uždirbsi. Tą metalą. Dabar jeigu dėti ir statinį atstatymą, tai čia jau reikės labai solidžios sumėlis apie 1 milijoną. Jeigu supirkti techniką ir statybą, tai dar vargiai tilpsi 1 milijoną. Daug dūšios įdėta ir ne per 1 metus mes čia pakilom. Jo, nes kai vyras išėjo napilint prieš 20 metų, tai turėjom tada tik belarusus tuos labai mažus traktoriukus, tuos 80-tinius. Ir čia visko, vaikai tada Anglijoje dirba, vaikai pasišventi grįžę į ūkį. Ir visko kėlėme viršų. Jeigu nebūtų grįžę Vaida ir Remigijus iš Anglijos, tai aišku, būtumėm viską pardavę, būtumėm neūkininkavę. O kai vaikai grįžo, pasišventi, nežinau, iš pagarbos tėvelių, jokam, ir tada pradėjom visko daryti. Nes čia irgi mūsų tas pastas statyts, ten, kur dabar mes irgi eisim, ir irgi grinai buvo griuvėse, reikia mums patiem padaryti. Bet padarėm. Ir dabar padarysim. Ši traktorius, ten traktorius apdegė, savaeigis, kombainas, priekabas, čia liktai krosnis stovėjo. Ir gerai, kad yra dar tokių, kaip pasakyti, labai nuoširdžių žmonių. Ievutės, mano dukros draugas, aš nežinojau, kad čia jau tas krosnis stovėjo. Sak, man krosnis sudegė. Ai, bet man tas krosnis, sak, čia nesvarbu, sakau, kiek mums kainavo, sak, 8,5 tūkstančių. Bet svarbu, ką man už batus sumokėtumėt. Sakau, kiek tai bata kainavo. Sak, bata kainavo 500 eurų. Sak, tas krosnis nesvarbu, svarbu, ką už batus sumokėtumėt. Čia buvo mūsų darbuotojos mašina, tetė norėjo sutvarkyti, atsivežė vaks, daruns Remigijus pasiūlė, sak, atsivežk ton automobilį, sak, šiltą čia ir, sak, susitaisysi ton automobilį. 4 dieną tą automobilį atvežiu, 5 dieną supleškiai. Norėdami padaryti žmogui gerą, te pasidarėm te.
Kaip štai kombainui pakeitėm vasarinį kūrą į žieminį. Galvojom, žinai, jeigu tokiu atveju, jeigu žiemą ir minus daug, tai neužkursi, jeigu yra vasarinis. Tai pakeitėm ne per seniausiai. Geriau, sako, įsipilkit žieminį, jeigu kars reikės ar gaisras, ar kas nors, žinai, kad išvaryti techniką. Taip buvom pasidarę. Bet išvaryti nebreikėjai? Ką tu be išvarysi, jeigu čia visur krenta ir tą dar galbūt čia spėsi, bet užsidegė padangą ir gesintuvai pasibaigė. Čia jau buvo vertės, viskas krito. Tai šito nepavyko išgelbėti. Vieną ištraukiau, ten prieš tai Belarusą. Savaeigis baisiausiai nukentėjo. Dabar jo, galvoji, dabar kitaip pergalvoji. Tai ką kitaip daryti? Manau, kad taip pat. Nes, nėra pasirinkimų, žinai, su katrais dirbi, tuos paskutinius įsivarai. Ir kaip ir. Toliau šitą priekabą, priekabą. Tik tai dalinai jo svilo. Spalvą fendinę pasiėmėm. Buvom fendinę, jeigu matais. Jeigu čia tuo vietu būtų stovėjęs, būtų paėmę į John Deere. Į Masėjų John Deere būtų paėmę. Kaip dabar tas variantas, jeigu arčiau durų, tai jis irgi būtų sudegęs. Tai mūsų atveju dabar geriau, kad buvo biškį toliau. Ir vėjas palankus. Mums palankus buvo, nes į tą pusę, skaityk, čia didžiausia liepsna, į tą pusę, bet aišku, pagavo šitą. Manas buvo šaltinis. Garažas, sakau, aš manau, kad savaeigis, nes grinai turėjo atvažiuoti patikrinti, aš jį iš čia išvariau. Ko gero, kad iš to. Elektra, buvo elektra, bet su elektra jau turėjom pamokų. Tai rubilniką lauk, tiek išeini iš garažo ir spakaini. O juk čia lėki dirbi. Ir kartas labai smarkiai lėki. Kartas būn, kad mus neturi laik nei pavalgyti, pasidėti buterbrodom ant reitą, kuojais ir važiuodam mašinou pavalga. Ir tokių dainų būtų. Gyvulininkam daugiau vis laikai rytim, tai pavyzdžiui, augalininkam biški lengviau, ne tik vasar darbuojas, o gyvulininką žiemą vasar. Gyvuliukus reikia šerti, pavyzdžiui, vaikam kiekvieną dieną reikia gyvuliuk šerti visko. Dalintuvo čia nebuvo, ne? Ne, dalintuvus buvo daržiniai ir manituški buvo daržiniai ir laimė Dievų, kad šiai dienai dar turim su karvelį šerti. Jeigu ir dalintuvus būtų sugedęs, nežinau, kas mumis būtų sugelbėjęs su tom dalintuvu kietą ryt, kad turėtų su karvelį šerti. O kiek karvių turi? Turim 105 karvelis. Melžiams, geras mūsų karvelis ir mes produktyviausiai ūkis esame su Lietuva. Pagal piem primilžių. Šeimos ūkių tarp. Nes šiemet, dabar 24 metas apdaunoju, 10 metų iš 10 neiškrentam. 4 metai buvom laik pirmo vietų pagal pienų primilžių. Ar 12 tonų 670. Und 100 litrų apgausiu. Čia per metus? Jo, per metus už karvelis. Koks sėkmės paslaptis? Dirbam nuširdžią. Genetika labai gera renkamės, žiūram, kad genetika būtų. Čia dabar tokių komentarų dar ir, kai ir tais paskaitai, gal geriau, kad būtų karvytis sudegusis, sakėm, fermas sudegusis, negu technik. Finansiškai išskaičiuojant nuostolius, tikrai, galbūt pigiau buvus, kad karvytis sudegus. Bet tai ūkininką, katrai neužsiejam karvėlių auginimu, karvėlių genetika, nesuvok, kad karvėlių tokį ūkį padaryti, kad karvėlių genetika būtų labai gera ir kada nuspėnėlį daut, reikia 80 metų. Genetika per metus per du nepasidaro. Ir mūn atveju aš galvoju, kad mums geriau. Čia šitas labai didelį nustoliai ir, o dabar ten karvėlis dar gyvas, po kelis kapeiks kapstų pinigėlį kiekvieną dieną. Tai kokie planai ateičiai, ką daryti? Tvarkysim, statysim. Tie, kurie džiaugiasi šiandien mūsų nelaimė, ilgai nesidžiaugs. Mes neturim teisę nepakelti, nes jeigu galite įsivaizduoti vakar per kelias valandas žmonės 10 000 saukų į pinigiukų ir šiandien žiūriu irgi mažiaukiukai, Kačinskienį ūkininkai, Vasienių ūkininkai po 1000 eurų, kur tikrai mažiaukiukai iš 20 karvėlių, tau atveždau dirbankas 1000 eurų, tu negali susmokti. Ir aš nesusmoksiu. Ir aš tikrai nesusmoksiu, aš esu labai stipri. Mums svarbiausia, kad vaiką nesusmokti. Vaida, Remigijus, kad nesusmokti. Nes Vaida mūsų čia skaudžiausia, nes čia nus technika prižiūrėti. O aš tai tikrai nesusmokti. Ir po 5 metų galėsite atvažiuoti, nufilmuoti, kaip mes įsistatė, prasiplėtė ir pasidžiaugti mūsų rezultatas. Pakilom vieną kartą prieš 20 metų, pakelsime dabar. Mūsų Telšių rajone tai
didelė nelaimė šitas gaisras. Tai tikrai kviečiam visus ūkininkus ne tik savo rajono, bet ir Lietuvos mastu, kad ne tik džiaugsme, kaip sakau, bet ir varge iš tikrųjų palaikykim vienas kitą, nes aš manau, tas kiek gali kiekvienas ūkis, kiekvienas žmogus pagal savo galimybės paremkim ištikus nelaimiai šitą ūkį. Tikiuosi, kad bus vienybė ir kad visi ūkininkai parodys tą solidarumą. O kaip jūsų ūkininkų sąjunga ketina prisidėti prie šito ūkio atstatymo? Kad tiek sėjai, tiek vasarą šienapjūtė, rugiapjūtė, kaip sakant, pagelbės, padės. Tai aš pirminis, sakyčiau, variantas, tai va šitą visą likusi tą tokį turtą iš tikrųjų padėti išvalyti reikėtų. Tai va čia jau, kaip sakant, su šeimininkais apsitarsim, kada, tai sakiau, kad informuotų irgi, nes dabar nėra tas darbymetis, nesėja, ne kažkas laukuose, tai tikrai ta jėga, ta talka irgi daug ką reiškia. Vis ne dviejom rankom, kaip sakant, patiems išsinešti. Tai pagrindinė parama visgi finansinė geriausia. Sakė, ūkininkė nebuvo apsidraudus technikos, nes virš 10 metų technikos tiesiog draudimų nedraudžia. O kaip jūs sprendžiat klausimus dėl draudimų? Tas tai teisybė iš tikrųjų, tai ir iš komentatorių teko matyti, taip, tai tie, kurie nėra ūkiai susidūrė, o gal sakyčiau, ten net ne ūkiai komentuoja, ne ūkininkai iš tikrųjų, tai tikrai ūkininkai draudžia tol, kol įmanoma tas draudimo sutartį sudaryti. O čia yra tikra tiesa, kad jeigu technika yra jau senesnė, tai tą draudimą tu gali draust, bet kasko negalioja, pavyzdžiui, ugnies atveju, tarkim, nes tai yra traktuojama jau kaip sena technika. Tai va irgi draudimas gaunasi, jisai tik iš idėjos. Tas pats pastatai irgi atrodo, kodėl pastatas, tai irgi, kiek žinau, čia vienais metais buvo kitam rajone gaisras, irgi draustas angaras, bet negaliojo draudimas, nes ten buvo malkinė krosnelė viduje. Tai va vėl veltui, jokio finansavimo negavo, tai su tais draudimais irgi nėra taip paprasta. Tikrai mielai tie ūkininkai draudžiasi, kol įmanoma yra techniką drausti. Kviečiame labai visus prisidėti prie paramos finansinę, kur pravesti rasite po video komentare parašytą paramos gavėją nukentėjus ūkininkė Ieva Stanienė. Ačiū Jums iš anksto už solidarumą. Nu čia va man dabar pinigiukai kur kapsi. Šitoj pusėliai karvytis, čia šitoj pusėliai telyčius mūsų. Čia bus greitai kapstins pinigiukai. O čia karvytis visas. Kiek čia karvyčių gyvena? 105 karvelis. Čia gyvena 105 karvelis. Į dieną statom 100, dabar šiandien buvo 3 toną 980 litrų painoka, tai bus 4 tonas. Panašiai vidurkis mums iš karvelis bėg 309-40 litrų. Mažas telyčėlis, kai gimst, aš kiekvienam gyvuliukui darau genominį tyrimą. Siuntai Vokietijai Litgens ir darau genominį tyrimą. Ir mano ūkyje vaikšto viena karvytė dabar, kuri ir pagal genomą vertinam pati geriausia. Pakliūn į Vokietijos 500, atsistoja 215 vietų. Kaip pavyko tokia užauginti? Stengis dirbi sąžiningai savo darbą ir viskas. Bet aš manau, visi dirba sąžiningai savo darbą. Nu, aš irgi dažnai galvoju, kodėl vienam sekasi, o kitam, nesiseka. Čia gal irgi iš ten darbiški padeda. O gal aš labiau, kaip pasakyti, aš labiau domiuosi, labiau gilinausi viskon, nes aš esu ne žemės ūkio specialistė. Aš nei ūkį nesu dirbus. Nes mano įsilavinimas ir pedagogis, ir konservatorija. Aš esu masinių renginių organizatorius, baigus konservatoriją, jo, ir pedagoginį darbą esu dirbus. Ir kai vyrs išėjo prieš 20 metų, tai reikėjo, žinot, atsisuoti prie ūkio vairą. Į ūkį tada neįdavau, aš iš viso dirbau seniūnį. Ir kai vyrs išėjo, kai žinotumėt, pirmas metas, tikriausiai žioplesnis ūkininkas visam pasaulyje, kaip Ieva Stanienė nebuvo. Nes nieko nežinojau. Nieko nežinojau, kaip tus veršiukus yra priimti. Absoliučiai nieko nežinojau. Kaip durnėliai, jau puslelį net nesprogusi, polnų su naga sprogdintom puslelį ir su aparatas traukiam ir visom karvim, visom telyčiom veršiukus. Net nežinojau, kaip ten turbūt į dalyką. Net nežinojau. Jūs galite įsivaizduoti, kai durnėlį buvo. O kaip dabar darot? Iš vis net neinam. Dabar prie apsiveršiavimų jau daug metų, nei prie karvyčių, nei prie telyčių apsiveršiavimų net neinam, ateinam, pamatom, kad ir veršiuks jau, ir darbuotojams pasakyta sugirdyti tokią bombą, esam savo susigalvoję, parsivarom, pamelžam, pasimam veršiuk, parvežam į veit, padedam, net neblendam dabar. O tada prieš 20 metų nieko nežinojau, absoliučiai, nieko. Tokį buvau durnėlį, kad kapitaliai. O gal aš dėl to, kad esu ne žemės ūkio specialistė, aš daugiau ir gilinausi tas karvelis, nežinau, kiek aš seminarus pravažiavus per 20 metų, net nesuskaičiausim tikriausiai ant pirštų. O sakykime, kad jau žmonės ir baigiai, dirbė į kolūkį, kokia zootechnika, sada kas nors. Ani gal žmonės galvo, kad ani žina daug jau ir ani neapgilinas.
Bet dirba pagal seną metodiką ir nebūtinai nėra teisinga. Nes viskas tobulėja. Jo, Jėzau, kiek keitas. Kad prieš 10 metų, kad būtų kas pasakė, kad ir kažkokie karvytėm boliusai, o da kas nors, būtumėm sakė, čia nesąmonsiu dabar ir boliusai, ir visi velniai, ir tokių dalykų dabar. Ir kiekvienais metais vis naujų dalykų atsiranda. Ir tu negali atsiliekti. Jeigu nori bent kiek čiučiut startuoti, tu negali atsiliekti. Buvo irgi pernai skaičiavom su vaikais, jeigu dabar 2 robotus čia pastatyti, dabar šitą, į tą seną fermą, 2 robotus pastatyti, man finansiškai, kaip ūkininkė, būtų žymiai geriau statyti 4 robotus, nes tas agregatas, kur aptarnauja robotus, tas ir vienas. Ar 2 robotus aptarnauna 4. Ir ten yra labai dideli pinigai, tas visas protas robotų. Ir tada fermą jau reikia statyti naują. O jeigu aš pastatau čia 2 robotus, žinokit, aš finansiškai, kaip pasakyti, kas liečia piniginė išraiška, gal mums karvelis, gal kokį 100 litrų daugiau peina daus, nes 3 kartus melšis. O tie finansiškai mums nebus daugiau. O jeigu taip, aš pastatau naują fermą, aš tada laikau 200 karvelių, man visai kiti pinigiukai pareina, visai kiti finansai. Dėl to ir pastabdėm, žadėjom duoti param, dėl to ir pastabdėm, visko nedirbau. Nes tas paramų toks durnas laikas, nuo rugsėjo iki birželio 30 įgyvendinimas. Čia nepadarom dalyką. Čia per tą laikelį gali traktorių kokį nupirkti, bet ne fermą pastatyti, robotus pastatyti. Per metus laiką? Niekai, per metus, daug dievė per metus, kad leidimą galėtų duoti kas nors statybai. Čia visi tie mechanizmai labai ilgą darbuojas. Mūsų karvelis labai ramis, anus golanus, nestresaun, ką pasakyti. Šepečiai, čia 2 šepečiai, ten 3 šepečiai, dar 1 3 šepetys. Kodėl pas jūs fermą negroja muzika? Groju anksčiau. Anksčiau buvom padėję, ten groju muziką. Dabar esame išjungę, nebegroja. Kodėl? Nežinau, labai dažnai reikėdavo atjunginėti ant tą muziką. Anus tikriausiai dėl to ramis ir todėl, kad nieks neleid možti. Aš visada darbuotojams sakau, jeigu ką nors gyvuliukam darot, tai pagalvokit, jeigu jums taip darytų, ar patektų. Motyvuoju žmonės taip. O tai kaip pavaryti karvę, jeigu jinai neina? Eina, dabar buvo melžėjai, tu jau pat pareis, pamatysit. Varo karvytės, sako, stojas ir stovi rein. Aš tai kai varau, tai į metalinį lankelį pabarškinu ir eina tą karvelį geriausia. Jokių problemų nėra. Bet juk būna vis tiek jos su charakteriu kitas, kuris... Ne, būna, kad neįtų nėra. Būna tik tai tokios atamanis, sakykime, arba kitos būna 23 mūsų karvelį, tu biški stresuojantį. Paranė aikštelį ir žiūr biški bėja tie, bet ten matyt kažkur biški gaus buvo, muštė dakas nors. Ne, mūsų labai rami gyvulė. Cikauni gyvulė iš visą. Aš jeigu nebūnu, čia sakykime, kokį savaitę, jeigu kokį kelionį išvykstu, tai jau darbuotojai visi jaukas. Jeigu aš čia ateinu, tai telyčių kiek ir laisvų, tai ateinu apspint mane į mešnekamės. Šitą irgi pareikia pašnekėti, ko nori, kas čia dabar yra, kas, O čia kai gaisras buvo, tie gyvuliai suprato, kad čia... Tikriausiai nelabai, nes lungiuką uždaryti buvo ir nebuvo vėjai. Jeigu vėjas būtų buvęs, tai tada mums į tą pastatėlį būtų paėmę ir kitą pastatėlį. O ten kitoj pusėlį kaimyns dar, į kaimyną pastatą būtų paėmę. Nes tas kitoj pusėlį kits ūkininkas. Būtų viskas sudėję. Būtų jau, nežinau tada, jau tada būtumėm ūkį uždarę. Nes 100 karvių naujai pakelti viršų, neįsivaizduoju, kaip galėtų būti padaryti. O dabar mėginsime skelti. Pasikelsim. Su žmonių pagalba pasikelsim. Jeigu mums tų pinigiukų tiek sukapsės, kad mes galėsim įsigyti, sakykime, traktorių, ko nors, kur mums sudegė, tai aš būtinai padarysiu ant to traktoriaus plakatą, priklijuojamą, kad šitas traktorius nupirks iš žmonių paaukoti pinigų. Visi bus akcininkai, ne? Jo, traktoriaus akcininkai. Bet ne tam esmė, kiek tų pinigiukų sukapsės. Esmė tame, kad, aš sakau, per kelias valandas 10 000 sukapsiai. Žinok, tą aš ir skau pasakys, tiek ko pamatą. Negalvojau, kad yra tokių gerų žmonių. Kaip pašarus ruošiat gyvuliukam? Pašarus, kas liečia augalininkystę, ruoš vaikai. Aš į pašarų ruošimą iš vis net nesikišu. Mes esam pasiskirstę, Vaida pašariukus ruoš, vaikai pašarus ruoš augalininkystės sritis, jie šeria, o man yra karvyčių racionai, šėrimai, finansai, patys didžiausi pinigai, man patys sunkiausi dalykai, finansus ir darbuotojai, visi kiti, ženklinimai, veršiukų gydymai karvėlių, nes aš pati gydau karvelį, Seveną leidu, jeigu kartais reikia, bet retenybė būtų. Gal ir gerai, kai esam pasiskirstę, nesimakalojam, nes nebereikal tą patarlį ir kur 2 auklis faks be galvos.
Nu, mes esam pasiskirsti ir mes nesikišom. Aš į dukras ryte augalintysis nesikišo, ana ko nurton sie, ko nurton dar. Jo svarbai pliusą ir iš tikrųjų, tikriausiai aukščiausiasis mums te padėjo, po to vyrai išėjimą, kad mes šiai dienai nesėm jiem paskolų iš banko. Mes visko iš savo pinigų darom. Visko iš savo pinigų darom, nesam paskolų jiem. Dabar, jeigu norėsim prisikelti, turėsim būtiną jau jiem. Turėsim būtinai. Kiek žemės dirba? Apie 300. Tai beveik viskas pašaram rein. Grūdai, rapsą parduodam, nes sėjomaina reikia būtinai daryti, žolė, kukurūzai, nes ta sėjomaina irgi kartais atrodo irgi ministerijai nuleidė, reikia būtinai sėjomaina daryti. Bet kas man, kaip ūkininkai, turi pasakyti, nu taip logiškai mąstant, aš tikriausiai turėčiau būti tokiu protu, kad aš sugebėčiau valdyti finansus. Ir jeigu man reikia žolės 100 hektarų, aš savo sėju tik 100 hektarų. O dabar dėl sėjomainas aš kartais turiu ton žolės hektarų sėju tik 70 hektarų. Todėl, kad ponai nuleidžia, kad reikia sėjomainą daryti. Kam ta sėjomaina reikalinga, aš net neįsivaizduoju. Nu, pats ūkininkas turėtų spręsti, aun žolę auginti, aun kukurūzą auginti, ar daką auginti, bet ne poną nuleisiu. Ir dabar dukra skaičiuojant tą sėjomainą, ką būtų, kad čia būtina rapsą šį metą sėsim, čia būtina grūdų sėsim, nes reikia sėjomainą daryti. Nu, to negalim pabėgti. Nu, tų kilpų ant kaklo ūkininkam per daug kartų. Čia pieno blokas mūsų, jeigu norit pažiūrėti. Šitie visi dalykai ir daryti 2008 metais. Dar veikia? Jo, veikia. Ir aikštelę turim 2007 metų ir veikia. Aikštelė. Čia ir mėnesių darbuotojams visi darbeliai surašyti. Mėnesių. Čia veršiuosi, čia trukinti, visi darbeliai. O tą mėnesį, jeigu kieno nors gimtadieniai būn, tai pasveikinam su gimtadieniu. Šį mėnesį buvo Vaidas gimtadienis, pasveikinom Vaidą su gimtadieniu, parašėm žodelius, tik tai jau gėlytis nuvyto. Ir aš taip galvoju, kad taip surašyta žmogui ir žymiai lengviau. Žmogus ateina, žino, kad jau 4 dieną reikės tas karvelis trukyti. Nu, lengviau, negu tu ateini žmogui iš rytį pasaka, kad tas karvelis šį rytą reikia trukyti. Aš taip galvoju, kad čia dėl žmonių, kad žmogų būtų žymiai patogiau darbuotis. Čia atėjom į aikštelę, mūsų jau senų laikų aikštelė 2007 metų statyta. 12 vietų ir po šią dieną dar veikia. Patenkinti esate? Jo, labai patenkinti. Šitą aikštelę kodėl pasirinkom? Tais laikais, kai mes rinkomės tas aikštelis 2007 metais, dabar tai tu gali nuvažiuoti kitus ūkius, pažiūrėti, kaip aikštelė atrodo, kaip kas. O tais laikais juk nebuvo Lietuvos ūkininkam, kur nuvažiuoti pažiūrėti, kokia aikštelė yra. Ir jeigu vadybininkas koks nors sąžiningesnis buvo, o čia mes iš Šarūno Mačiūno tada dirbo Kesko Agrui, pasiūlė mums pilną aikštelį ir mes anom papirkom. Čia uždedam karvytėm aparatus ir aparatai patys nusijam. Melžiai nereikia nuimti, ta lengvata yra. Ir peina kiekį visko nurodo. Čia šį vakarą atvažiavo darys kontrolę. Kontrolės įsėjim. Kontrolė melžim. Kontrolės melžimas reiškia atvažiuoja ponė, Danutė pas mūsų ir matuoja, kiek karvytis duot pienuką. Paskiau išsiunčia į pieno tyrimus, į parvežą, atsiunt atsakymus. Bet žiūrėkit, karvės jau laukia. Nu, dabar jau parvar karvelis melžimai. Tada, kai tvarkėm fermą, po vyrų išėjom, čia dabar, kur mes vaikščiojom, čia buvo griuvėsė. Grina. Čia senais laikais buvo kolchozinis pastatas, čia būdavo viršelių girdimo. Ir mes viską čia sutvarkėm. O dabar čia yra diplomų siena. Nu, čia dar ne visų, ten dar sudėti nemaža. Ten spinta pilna. O kuris jums brangiausias? Nežinau, brangiausia, nebrangiausias, kaip numeliausias. Didžiausią šoką tai turėjau, tikriausiai tončitą, ką gavau. Didžiausias šokas. Nežinau, už ko našarnų gavau. Nežinau. Buvo parašyta yra? Nu, kažkas jį parašyta, už ką čia ir parašyta. Garbės ženklas čia yra. Tada buvo kažkokia šventė labai didelė ir su ūkininkų sąjungu nuvažiavom ir, nu, kažkur yra Kėdainiuose, kažkur jo. Ir 9 vyra jau ant senas, jau sukveisti ir 10 mun pakveit. Ką davė per kojas, vo Jėzus Marija, kažką pradėjo visas kūnas drebėti. Galvoju, nu viešpatie kažkokią varną čia veina, atsistos ant vyrų. Nežinau, už ko davė. O irgi šokiravo vienas apdovanojimas, tai žinot, kuris. Ta šitas, va, 14 metai efektyviausi ūkių pagerbimai, kai buvo. Baltika Agrų vadybininkai sakė, Ieva, tu jeigu gali, būsi šventėj, tu surašyk, kas užėmė, kokias veitas, aš kaip vadybininkai, važiuosiu apdovanoti. Atsisėdus rašau, 10, 9, 8, 4, 5, nu visas eilės iš 3, 2, o ką pirmą veitą, ar tie tai net negalvoju. Pirmą vietą jau stanienį, irgi sėdėjau. Ką per kelienų skalį, galvoju, konsens nebužlėps. Garbi žodis, einu į sceną, galvoju.
Jėzus Marija, kažkokį varną iš kaimą. Nu, nežinau, man toks jausmas buvo. Aš taip galvoju, kad aš tu šitą pirmos veids, nežinau, buvo verta. Čia pagal pieno primilžius efektyviausias ūkis visoje Lietuvai. O šitai dabar pernykštis irgi pirmą vietą, čia pirmą vietą, čia pirmą vietą. Kitur antrą vietą ir penktą vietą, šeštą vietą ir... Na.